tikėjausi tokio atsakymo, kadangi lygai teisiškai, jūriškai viskas yra tvarkoje, teisingai, aš tą puikiai suprantu. Tačiau gaila, kad kitos savivaldybės sugeba atsispirti ir neįsileidžia tokių bent jau kiekių vėjo jėgainių ir aš turiu mokslininkų padarytas išvadas, aš bandysiu trumpai per 5 minutės, kiek man leisti pristatyti. Aišku, gal ne visi tarybos nariai žino, kas yra nacionalinės energetikos strategijos uždaviniai, kokie yra. Aš galiu jūs pacituoti, tai yra užtikrinti patikimą energijos teikimą, mažiausiomis išlaidomis tiekti ir minimalia aplinkos tarša. Tačiau vėjo jėgainės tai yra pati nepatikimiausia energijos teikimų šaltinis, kadangi puikiai suprantu, kad vėjas yra, tai nėra jo. Tai yra išvis nepatikima. Kad brangu, tai jūs patys puikiai žinot, kad valstybė įsipareigoja. Aišku, dabar tai įsigaliojo aukcionai neseniai, tačiau įsipareigoja mokėti 30 centų už kilovatvalandę, nors puikiai žinom, kad yra daug pigesnių elektros tiekimo šaltinių, tai geoterminiai įvairių šaltiniai ir toliau. Ir tai yra viena iš didžiausių aplinkos teršėjų, dėl to gaila, kad mes tai pasakė, kad visuomenės sveikatos centras atlieka ir toliau. Tačiau vaizdą gadina visoje savivaldybėje ir tai tikrai teršia aplinką, tai toliais nepaneigs. Atsinaujinančių energetikos šaltinių pasaulyje, sakykime, mes lygiuojame savaip pasaulio šalis įvairias, tai turiu irgi tam tikrų tyrimų ir statistinių lentelių. Tai pavyzdžiui, pasaulyje geoterminė naudojama populiariausia geoterminė elektros energija, sakykime, gaminama. Vokietijoje daugiausiai išgaunamų kilovatvalandžių ir taip toliau. Ir kuo mažiau stengiamasi investuoti į vėjo jėgaines, kurios teršia iš tikrųjų gamtą ir taip toliau ir kenkia žmogui. Tai mūsų savivaldybė net nebandė alternatyvų spręsti, nuėjo pačiu lengviausiu, labiausiai kenkiančių savivaldybei keliu ir aš negaliu paaiškinti dėl ko. Pagal atsinaujinančių energetikos šaltinių reitingavimo lentelės, kuris yra pateikta man iš tam tikrų žmonių, mokslininkų, ir yra vėjo jėgainės yra pačioj paskutiniai vietai, o pirmoji vietoje yra biomasės, biodujos. Toliau yra geoterminiai, toliau hidro ir saulės, tai paskui tai vėjo jėgainės. Mes pasirinkom pačią blogiausią rūšį, darkydami savivaldybę, priešindami žmonės, supriešindami. Ir kas keišiausiai, mero pasirinktas laikraščiuose, kad žmonės neateina, matomai pusė yra vienoj pusė, kita pusė kitoj pusė. Aš kiek kartų siūliu, padarykime apklausą ir būtum pamatę, kokioj pusė kiek. Nepadarius jokių apklausų mes taip negalim sakyti, kad pasidalinusiai dvi pusės. Vėjo jėgainių poveikis, tai tikrai yra triukšmo šaltinis, jisai yra padaryti ir tyrimai, koks tai yra. Tai yra, aišku, yra ausiai negirdimas, yra, aišku, kam įdomu bus tarybos nariams parodyti, kaip veikia žmogus, čia ir lentelės, kaip veikia kaulus, kaip veikia širdį ir taip toliau nejuntamos bangos, sakykime, kurios eina. Ir kaip žmogui, čia aišku, yra daug skaityti, kam įdomu bus galėsiu paduoti, bet tai tikrai, kad žmogui kenkia, tai iš tiesų yra. Gaila, kad Lietuvoje yra patvirtintas iš ES šiuo didžiausias leidžiamas triukšmas pas mus nuo 45 iki 50 decibelų. Vokietijoje nuo 35 iki 40, Danijoje iki 40, Švedijoje nuo 35 iki 40, Anglijoje taip pat. Ir pas mus kažkodėl tai yra didesnis, aišku, užtat ir atitinka teisę aktus, ką jis sako ar nes. Tačiau taryba turi pilną teisę netvirtinti ir neįsileisti šitų, sakykime, teršinčių savivaldybę bei kenkiančių sveikatai vėjo jėgainių. Kitos savivaldybės sugeba atsispirti ir užtarti savo žmonės. Kas atstumus liečia, kaip buvo paminėta ir specialiai lauko, kol Ernestas atsakys. Vokietijoje yra iki 1000 metrų nustatytas, Anglijoje taip iki 500, Prancūzijoje iki 1,5 kilometro. O gydytojai mokslininkai rekomenduoja nuo 2 km 400 metrų statyti vėjo jėgainę. Aš turiu lenteles, iš tikrųjų, tai daug pateiktų skaičių, aišku, yra jūsų valia sutikti su jomis ar nesutikti, tačiau aš siūlau nepritarti šiam sprendimui tikrai ir sustoti štampuoti mūsų savivaldybės vėjo jėgaines. Atsiminkit, kad mūsų ateities kartos auga visi pergyvenam, kad neišvažiuotų savivaldybės žmonės, kad pasiliktų kuo daugiau. Jų mes tikrai taip darydami tikrai neprisidėsime.
saugom, puoselėjimo, turizmo, kur kuriam. Ačiū, laikas įseko. Labai ačiū, mėly, už kantrybę.